Tai kas naujo finansuose per paskutinį mėnesį? Tai pakalbam apie kreditus šiandien, tada padėliosiu pagal investavimą, kaip saugiai ir kur galite susidėti pinigus ir kokio rezultato galite tikėtis pagal investicijas. Tada pasidalinsiu irgi mūsų renginiais į nekilnojamą turtą, kam įdomu yra investavimas į nekilnojamą turtą, nes dabar žiūriu paskutinį pusmetį labai koncentruojamės į nekilnojamą turtą. Na ir pradėkim, gerai. Apie būsto kreditus iš tikrųjų daug naujienų nėra, nes labai stabiliai banko maržos tikrai vidurkis šiandien yra 1,4. Vieni gauna 1,1, 1,2, 1,3, kiti gauna 1,4, 1,5, o 1,6, ką tik vieni gavo 1,7, bet ką mes padarėm, apjungiam kreditus. Tai yra, prisimenat, ką kalbėjau, jeigu turit 2 arba 3 kreditus ir kartais būna, kad turit namą prieš 5 ar 10 metų įsigiję, praktiškai to namo vertės užtenka, kad apjungti tos kreditus ir turėti šeimoje tik vieną kreditą. Ta rekomenduojam daryti, nes, sutikit, jeigu turi 2 ar 3, kaip pavyzdys, butus, maloniau, ne, kai turi tik tai vieną turtą įkeistą bankui, o kiti 2 turtai jau yra jūsų. Jūs galite su juo daryti, ką norit, nereikia eiti ten prašyti kažkokių rašyti prašymų bankui, ar leidžiate išnuomoti, ar leidžiate ten kažkokią rekonstrukciją darytis ir taip toliau. Viena galbūt naujovė, galbūt apie kreditus, tai yra tie, kurie imat kreditus iš kredito įstaigų, kai kurie bankai pradėjo taikyti nebe Euroliborą, daugiausiai tai daro kredito unijos, bet toks vadinamas yra Uniboras. Tai yra, jie prideda banko maržą ir vietoj Euroliboro prideda vidutinę terminuotų indėlių palūkanas. Jos visada yra labai panašios į Euriborą, bet jeigu kaip pavyzdys kažkas įvyksta ne Europos Sąjungoje, o tik Lietuvoje kažkokia krizė, kažkas įvyksta su pinigais, tada gali būti, jeigu pašoka netyčia tas terminuotas indėlis, pavyzdžiui, iki 4, 5, 6%, tada jau yra tragedija. Tada jau žmonėms reikia mokėti ten 4-5% banko maržą kredito unijos ir dar šitą Uniborą. Tai gali labai smarkiai pašokti. Bet vėl prisimenat, kaip sakėm, kartais imam kreditą iš kredito unijos, bet mums niekas nedraudžia pereiti į banką. Taip, susitvarkom, susiremontuojam ar ten perdarinėjam tuos butus ir tada einam į bankus. Taip, bankuose, kai viskas sutvarkyta, pagal dokumentus tvarkingai, pajamos tvarkingos, tikrai nėra didelių problemų refinansuoti paskolas. Taip, tai daugiau apie refinansavimus jūs jau žinote, ne? Kad nuo vasario 1 Lietuvos bankas leido visiems žmonėms, kurie turim būsto kreditus, refinansuotis kreditus nemokamai. Tai yra per 2 metus vieną kartą galite refinansuotis kreditą. Taip. Viską aš sudėjau, jums jau viską sudėliojau, nes mes jau vis tiek išeinam truputį jau dirbti su didesniais klientais, kurie turi daug pinigų, dirba su nekilnojamais turtais, ima 3, 5 nekilnojamą turtą, perka per banko paskolas. Bet tiems, kuriems galbūt ta konsultacija, kurią mes irgi kartais kviečiam jūs, taip, yra per brangi, 300 €, mes jūs kviečiam tiesiog pasinaudokit progą. Padarėm 5 video, taip, nes jūs kreditą galite grąžinti, kaip mes sakom, 2 greičiau, arba galite tiesiog nebemokėti už kreditą. 2 variantai. Arba greičiau gražinat, arba nebemokat už kreditą. Ta reikia susitvarkyti ir viską jūs rasit šitam video. Ir kam galbūt patinka ne tik video ar audio klausytis, mes tiesiog dovanojam jums šitą knygą, kurią aš irgi išleidau šiais metais. Tai šitoj knygoje rasite visą su pavyzdžiais, su viskuo, kaip galite tikrai 2 greičiau gražinti kreditą, arba jau po kokių 5 vidutiniškai metų, 7 metų žmonės, kurie dirba su mumis, jau pavyzdžiui už kreditą nemoka. Taip? Už kreditą sumoka, kaip mes sakom, kiti. Apie viską šitą jūs tikrai rasit ir video, ir audio, ir knygoje viską rasit. Pasinaudokit progą iki spalio 1, nes dabar rugsėjas kaip tik yra mokslo metų pradžia, tai kažką irgi pasimokinkit. O tos žinios tikrai jums duos ir daug sutaupys pinigų. Gerai? Važiuojam toliau ir kalbam toliau apie investicijas. Pradžiai, tie, kurie turi kažkokių sukaupę pinigų, saugiausia, pavadinkim, investicija, taip, jeigu taip galima įsireikšti, tai yra terminuoti indėliai, kurie yra apdrausti 100%. Ir šiandien atrandam, kad daugiausiai galima iš terminuotų indėlių gauti apie 3,05%.
Yra ir va iš bankų, kurie jau duoda 2 procentus, va panašiai bankai irgi duoda, Urbo bankas, matau, dabar visai gerai duoda palūkanas, va 3 procentus, nes į kredito unijas, kai einat tapti jų nariais, dar reikia pajų susimokėti. Tai šiandien tikrai matau, kad va, labai paprastas būdas padėti pinigus bent su 3 procentais. Nuo 10 000 tai yra 300 eurų. Kažkam tai pinigai, na, kažkam gal ne, bet jeigu turit 100 000, tai jau prašau 3000 eurų. Ir dabar bankuose vėl ta pati problema, guli milijardai tiesiog sąskaituose, žmonės net nesugeba paimti tos pinigus, pervesti kažkur tais į terminuotą indėlį. Netgi savo bankę kartais tai reikia tik tais su bankė per internetinę bankininkystę, taip, galbūt ten bus tik tai va, tų didžiųjų bankų tik 1,5% terminuotą indėlį, na, bet vis tiek tai yra pinigai. Jeigu jūs norite investuoti, nu pradžiai išmokite tiesiog gauti maksimalią naudą iš terminuotų indėlių. Taip, kad tie pinigai būtų apdrausti, jie yra gerai tuom, kad jūs galite bet kada tos pinigus pasiimti, informuojat kredito įstaigą, kad jums prireikia tų pinigų ir galite juos pasiimti. Gerai? Važiuojam toliau. Antras, galbūt, kur aš manau visada, kad saugiausias yra, sakykime, būdas atsidėti pinigus, tai yra auksas ir sidabras. Ir šiuo metu tikrai labai rodo gražius rezultatus, o praktiškai per vieną mėnesį va, dabar pašoko auksas į rekordinį, sakykime, rezultatą, jeigu galiu tai pasakyti. Auksas, įsivaizduokit, viena uncija jau kainuoja virš 3000 eurų. Dar, sakau, prieš kelis metus pirkom už 1000, už 1500, šiandien jisai kainuoja virš 3000. Pasakysit, kad brangu. Mes kaip pirkdavom galbūt už 1000 ar 1500 irgi sakėm, wow, kokios kainos, ne? Bet šiandien džiaugiamės, kad tos, sakykime, aukso kainos pakilo dvigubai. Jeigu pasakyčiau, kad kitais metais ar dar kitais metais aukso kaina jau bus 5000, tai pirktumėt ar nepirktumėt auksą ir sidabrą? Sidabras irgi, žinokitės, jeigu dar mes net metų pradžioje pirkdom po 30-33 eurus už sidabrinę monetą, tai šiai dienai galit nueiti pasitikrinti, jau kainos yra apie 50 eurų už vieną sidabrinę monetą. Tai tie, kurie pradedat pirkti, galbūt pasakysit, kad jums yra brangu, nors jeigu niekada nepirko, tai jūs nežinot, kiek kainavo, ne? Nes mes, pavyzdžiui, pirkdavom dar prieš kokius gerus 10-15 metų ir po 12 ir po 16, jau 16 eurų buvo brangu pirkti sidabrą. Bet, kaip sakant, traukinys važiuoja, jūs tiesiog į tą, kaip sakant, vagoną įlipo tik dabar, kai kainos yra 50, kažkada tos kainos bus galbūt už sidabrą irgi 100 eurų. Na, tai, kaip sakant, sėkmės perkant auksą ir sidabrą, nes jų kainas labai stabiliai auga ir plus yra jo galbūt didžiausia vertė, dėl ko žmonėms patinka nekilnojamas turtas, nes jį galite paliesti, galite užeiti, pasižiūrėti, nu toks vizualiai, sakykime, galbūt saugesnė investicija. Auksas, sidabras irgi, fizinis auksas ir sidabras, jūs irgi galite jį nusipirkti eurus, pakeisti į sidabro arba aukso luitelę, taip, ir įsidėti į kišenę. Ir tai bus jūsų turtas. Niekas jo neapmokestins. Tai yra jūsų turtas, jūs patys nusprendžiat, kur jūs jį pasislepiat, kur jūs jį saugot ir kada jūs jį parduodat. Viskas. Viską jūs patys kontroliuojate, ne taip kaip bankuose pinigai. Bankuose gali turėti 100 000, taip, bet kai kažką norit nusipirkti, bankai sako, ne, iš kur pinigai, aiškinkitės ir dar kokią savaitę, 2 savaitės užlaiko jūsų pinigus ir tada kyla natūralus klausimas, tai kieno čia pinigai, banko ar jūsų? Dėl to užsienį žinokitės, kad atvirkščiai nei Lietuvoje. Lietuvoje labai daug milijardų laikoma, sakykime, terminuotos indėliuose, užsienį atvirkščiai. Visi stengiasi iš bankų išimti pinigus ir kažkur juos atidėti, investuoti, kad tie pinigai uždirbtų pinigus. Gerai? Bet gerai, važiuojam toliau. Apie auksą sidabrą, viskas yra čia gerai. Ačiū visi, kurie tikėjot, patikėjot, ką mes visada šnekėdavom prieš 10-20 metų, darėm seminarus, mokymus ir tą patį sakėm. Visada, kai pradedat investuoti, pats maloniausias dalykas, kai tu pinigus iš karto iškeiti į kažkokią auksą sidabrą ir tu pasižiūri jų rezultatus ir tave tikrai džiugina, ne? Kad tą, ką tu nusipirkai, turi, matai prieš akis, tau dar vertė pakilo to aukso sidabro, taip? O kai mes investuojam kažkur, kur nežinom, taip, kažkur tais į akcijas, obligacijas, fondus, net ne visi turbūt pasakysit, kas yra akcija ir obligacija ir kuom skiriasi fondas, taip? Tai va šitoj vietai prasideda bėdos.
Tai kad būtų aiškiau, kalbant apie nekilnojamą turtą, aš manyčiau pagal saugumą mes jau šnekėjom indėliai, auksas, sidabras ir tada aš iškelčiau sutelktinį investavimą. Kodėl? Todėl, kad už indėlius mums garantuoja valstybė, yra draudimas. O kai mes per sutelktinį investavimą investuojam, mums yra įkeičiamas nekilnojamas turtas kaip garantas. Suprantat? Tai yra, mes galbūt tik skolinam 100 eurų, bet įsivaizduokit, už tą 100 eurų tu gauni užstatą. Manau, kad tie, kurie tik pradedat investuoti, tai yra labai aiški investicija. Irgi galit padėti kaip terminuotą indėlį. Būna įvairūs ten terminai. Kartais būna 3, 6 arba 12 mėnesių. Jūs galite tiesiog paskolinti pinigus. Šito sutelktinio investavimo yra įmonės, kurios yra Lietuvoje, jos irgi yra prižiūrimos Lietuvos banko. Tai jos tikrai dirba tvarkingai, skaidriai ir jos viską administruoja. Jeigu kartais ir negrįžta tie paskolinti pinigai, viską administruoja šita, pavyzdžiui, agentūra, kuri ir surado šitą, pavadinkim, tas žmogus, kuris skolinosi pinigus, ar dažniausiai būna įmonė, tai jau čia yra jos atsakomybė surasti, išieškoti šitos pinigus. Tai mes tiesiog pakalbėjom su irgi Simonu, jisai greičiausiai ves šitą mūsų webinarą, tai visiems, kam įdomu, kaip veikia sutelktinis investavimas, kaip iš jo galima uždirbti vidutiniškai 9,27%. Jeigu matėte, terminuoti indėliai duoda apie 3%, tai žiūrėkit, mes galima turėti trigubai daugiau, taip ne 3, o 9, tai procentus. Kaip tą dalyką būtų galima padaryti, tai vėl kviečiu klausytis, klausti, taip, ir tada mažai žingsneliais, mažom sumom pradėti investuoti tos pinigus. Taip, tai kviečiu jūs 24 dieną, 19 valandą, pats renginys bus greičiausiai nemokamas, pasižiūrėsim, asociacijos nariai tai tikrai kviečiam, tikrai bus nemokama, pasižiūrėsim, kiek bus norinčių. Įrašas bus mokamas, tikrai, tai dėl to kviečiu gyvai sudalyvauti, gerai? Tai apie tai mes dar irgi viską parašysim, bet pasižiūrėkit, viskas yra aprašyta, kiek kam reikia susimokėti. Asociacijos nariai, primenu, jūs dalyvaujat nemokamai, gerai? Gerai, važiuojam toliau. Toliau pinigus mes laikom pensiniuose fonduose. Tai va tie žmonės, kurie domėjosi, tikrai spėjo dar į tą paskutinį irgi traukinį įsigyti 3 pensijų pakopos fondus. Tai yra, juos galima investuoti, jis irgi yra labai lankstus produktas, turi pinigų įdedi, neturi pinigų nededi, irgi galbūt ten tik tai apribojimai yra, kad ten yra iki 1500, jeigu įdedat per metus, 300 eurų gaunat iš valstybės kaip tokią lengvatą. Taip, už tai, kad jūs kaupėt savo pensijai, valstybė jums grąžina tos 300 eurų. Jūs tos 300 eurų galite toliau investuoti, ne, ar į sutelktinį investavimą, ar į auksą, sidabrą, ar pasidėti terminuotą indėlį. Taip, rezultatai nėra patys geriausi. Jeigu pažiūrėsim nuo šių metų pradžios, jeigu auksas ten duoda po 30% per metus, tai šiais metais rezultatai nėra labai geri. Matau, kad yra tik tai 4%, vat geriausiai artėja bankas. Artėja, sakykime, 4%, visi kiti ten, sakykime, mažiau. Blogiausias rezultatas yra Svede, yra 2,93, tai čia minusas. Dar Svedo fondai, praktiškai Svede, kas turi 3 pensijų pakopą, praktiškai net neišlipo iš minusų. Taip? Tai va šitoj vietoje visada žiūrėkit. Ir va čia kas didžiausias privalumas yra, kad jūs turite teisę, va čia 3 pakopos ir 2 pakopos privalumas, kad jūs galite vaikščioti tarp šitų įmonių. Taip, ir praktiškai jums tai nieko nekainuoja. Tiesiog pasižiūrėkit savo sąlygas, bet iš dalies yra kompanijos, kur tikrai nieko nekainuoja vaikščioti tarp įmonių, o mūsų darbas yra tiesiog pasirinkti geriausiai dirbančią kompaniją. Taip, kita, sakykime, galėtų būti investavimo šaka, tikrai 2 pakopa, nes ten irgi yra duodama ta, sakykime, lengvata. Plus yra visokios apsaugos, ten vis tiek niekas negali jūsų tų pinigų, nei ten bankroto administratorius, nei antstoliai negali juos kesintis, ne? Bet jau tol, kol kaupėt. Paskui, kai jau susikaupsit, žinau, kad antstoliai jau areštuoja 2 pensijų pakopas. Žinoma, jie negali paprašyti, kad grąžintų pinigus, bet kai jūs jau baigsit sutartis ir išeisit į pensiją, jau antstolis stovės pirmoji vietoje. Jeigu nebusit grąžinę skolų, bus pirmoji vietoje, kuris norės iš tų pensinių fondų pasimti pinigus. Taip? Tai irgi turėkit omeny.
Tai čia kalbu dėl to, kad kartais, jeigu jūs tikrai turit kažkokių skolų antstoliams ir ten tikrai turit antroji pensijų pakopoj prisikaupę pinigų, aš manyčiau, čia yra mano nuomonė, kad jūs tikrai apsimoka grąžinti tas skolas. Nes antra pakopa, pavyzdžiui, irgi jeigu pažiūrėsim šios metus, irgi, pavyzdžiui, neduoda gerų rezultatų, ne? Vat irgi daugiau 4% nėra. O antstoliai už kiekvieno popieriuko ten atspausdinimą, priminimą, jums laiško parašymą, jie skaičiuoja savo papildomus mokesčius, plus, kiek man atrodo, jie skaičiuoja apie 7-8% skaičiuoja delspinigių. Tai va šitoj vietoj, jeigu antra pakopa, sakykime, vidutiniškai kai kurie fondai generuoja, kai kurie negeneruoja tų 7-8%, tai šitoj vietoj tikrai apsimoka geriau grąžinti skolas, atsikratyti antstolio ir tada vėl kažkaip pasižiūrėti tvarkingai vesti savo finansus, gerai? Tai čia rekomenduoju tiesiog pasižiūrėkit pagal savo amžių, bet aš ką pastebėjau, kad šiuo metu, šiais metais labai svedai nesiseka, pavadinkim taip, nes jeigu bet kur pažiūrėsit, visur svedo, sakykime, rezultatai yra patys blogiausi. Reikia žiūrėti, kažkur jau yra turbūt pakelti mokesčiai arba jie tiesiog, jeigu galiu tai pasakyti, neteisingai investuoja, nes kadangi kitos kompanijos tikrai sėkmingai investuoja. Gyvybės draudimo fanams irgi turim paruošę tokią lentelę. Žinot, kad mes labai blogai nusiteikę prieš juos, nes tikrai iš vienos pusės, kai pažiūrim, tie rezultatai jau labai gražus. Yra fondų, kur yra 9, 45, 28. Bet kai žiūri jų ataskaitas, pradedi žiūrėti su mokesčiais, kiek jie pasiema mokesčių, tokių rezultatų tikrai nėra. Bet bent jeigu jau tikrai liekat investiciniam gyvybės draudime, tai būtinai pasižiūrėkite, kad jūsų bent jau tos investicijos būtų šituose fonduose. Nes čia iš tų visų kompanijų mes išrinkom pačius geriausius fondus ir va čia matot jų yra rezultatai. Tai netgi prasčiausias rezultatas yra 9%. Bet pažiūrėkit, kad jūsų fondai nebūtų čia suinvestuoti, kur yra prasčiausi rezultatai. Vat 1%, -7, -3, -4. Tai yra išvada tokia, jeigu jau investuojate į investicinį gyvybės draudimą, tai pasidomėkit, kur investuojate. Eikit pas konsultantus, klauskit, jūs mokat tikrai didelius mokesčius, dėl to tikrai nemokamai kiekvienais metais jūs galite neiti 2-3 kartus ir konsultuotis dėl tų investicijų. Kodėl uždirbo, kodėl pradirbo tos pinigus, taip, ir jie kažką jums pradės aiškinti. Ir jeigu kiekvienais metais jūs tam skirsit laiko, valandą ar 2, jūs jau tikrai po 3-4 metų jau pradėsit gaudytis, ir jau galbūt priimsit teisingesnius žingsnius ir galbūt tikrai pradėsit uždirbti didesnės investicinės grąžas. Gerai? Tie, kurie turi mažas pinigų sumas ir tik pradeda investuoti, prisimenat, sakiau, ateikit į mūsų sutelktinio investavimo mokymus 24 dieną, bet tie, kurie tikrai turit jau patirties investavime ir tikrai norit galbūt įsigyti nekilnojamo turto, tai mes irgi kviečiam jūs padiskutuoti, esam parengę visą programą ir įsivaizduokit dabar, jūs patys pagalvojate, ar galėtumėte įsigyti vieno kambario butą už 52 000, pavyzdžiui, Vilniuje? Turbūt ne, Vilniuje vis tiek 80, 90, visada rasit kažkur miesteliuose už panašią kainą, bet jeigu kažkam būtų įdomu, kažkada gyvenime aš irgi gailėjausi, pavyzdžiui, buvo Kroatija. Ten prieš kokius tikrai 15-20 metų ten važiavo lietuviai, pirko nekilnojamą turtą, nes tikrai kainos buvo žemos, paskui ten įstojo Europos Sąjungą, dabar jau užpraeitais metais įsivedė eurą ir tu galvoji, blemba, nespėjau, ir amžius neleido, ir galimybių nebuvo, bet dabar mes turim galimybę, kas esat irgi gal 40 metų, panašiai 35, 45, žiūrėkit, mes turim vėl copy-paste, kaip aš sakau, mes jau gyvenime savo 10 metų su euru pagyvenom, pamatėm, kaip viskas pasikeitė, kaip pasikeitė kainos, kaip pasikeitė algos, ir mes turim progą pakartoti to, ko negalėjom padaryti galbūt su Kroatija prieš 15-10 metų, mes šiandien galim padaryti tą su kitom valstybėm, kurios planuoja įsivesti eurą. Tai ar seną, ar naują, ten jau jūs patys pasirenkat, galima, sakykime,
įsigyti studijas vieno kambario panašiai už 5, va dabar paskutinį sandorį važiuojam forminti, tai pavyzdžiui studiją, va klientams suradom už 52 000 eurų geram komplekse, prie jūros, taip, ten galbūt 5 minutės iki jūros, su baseinai, su viskuo, taip, 52 000 prie jūros, tai yra įsivaizduokit dabar Palangoj, vieno kambariuko butą, yra tokia galimybė įsigyti? Manau, kad ne. O čia yra, taip, ir kur tai vyksta, tai viskas vyksta dabar Bulgarijoje, tai yra saulėtam krante, čia yra vat, pakrantė parodyta, taip, tai mes dažniausiai va šičia įsigijam, čia yra Ravda, o čia yra saulėtas krantas, taip. Daugiau vat irgi apie būstus, apie kainas galite pasižiūrėti atostogų būstas.lt. Ten pamatysit iš tikrųjų ir nuomos kainas, ir kaip tie būtai atrodo, ir kitos kainos. Čia įdėjom žemėlapį, kad matytumėt, kodėl mes investuojam į Bulgariją. Kad jinai yra, mes manom, saugi valstybė, todėl kad jinai nieko bendro neturi su Rusija. Iš vienos pusės yra Rumunija, Turkija, Graikija, Šiaurės Makedonija, Serbija. Tai kaip ir jinai, su ja viskas yra gerai. Koks privalumas yra Bulgarijos, kodėl ten kainos dabar žemos? Kažkada tai buvo labai mėgstama šalis tikrai Rusijos piliečių, bet kadangi yra Europos Sąjunga, Šengenas, juos pradėjo smarkiai išstumti ir jie tikrai išpardavinėja tą nekilnojamą turtą. Ir tikrai jie dar sulaiko kainas ir galima tikrai visai nebrangiai palyginus pagal, jeigu žiūrėsim pagal Europą, prie jūros, nekilnojami turtai, įsivaizduokit, vieno kambario būtas, taip, kainuoja apie, sakykime, kaip rodžiau, nuo 50 000 iki 70 priklauso su baldais be baldų. Pavyzdžiui, 2 kambarių būtas pagal Lietuvos standartus, tai svetainė ir mėgamasis, apie 100 000. Dar gal taip pasakysiu, nuo 75 000, vat vienas dabar objektas yra 75 000, iki 105, bet jau gauni su baldai, su viskuo, yra geras kompleksas, ten yra 11 baseinų, restoranai, prekybos centrai, toks uždaras miestelis ir iki jūros ten yra 7-8 minutės, taip? Tai tiesiog tik tai sakau, kad galima va tiesiog iššokti dar į šitą traukinį, nes nuo, sakykime, sausio 1 dienos jau bus euras. Nesakau, kad negalėsit nuo sausio 1, galėsit, bet greičiausiai kainos gali kilstelėti, nes, pavyzdžiui, Kroatijoje, kaip tuos pirmus metus, kai tik įvedė eurą, įsivaizduokit, nekilnojamas turtas pašoko 26% per vienus metus. Dabar vidutiniškai Bulgarijai po 20% auga nekilnojamas turtas, dar plus jeigu tu išnuomuoji, dar apie 5-6% gauni iš nuomos. Tam, kam būtų tikrai įdomu, tiesiog užeikite į mūsų Facebooką, Fikva nekilnojamo turto grupė, ten mes esam nemokamai paruošę jums pirmą dalį apie nekilnojamą turtą, kaip galite įsigyti nekilnojamą turtą, jeigu ir neturit galbūt visos sumos. Nes ten Bulgarijoje labai lankstu, jūs galite ten per 2, per 3 metus, per 5 metus galite išsimokėti, ne? Kažkas galbūt galite, kaip su giminaičiais būna žmonės susikooperuoja, 2-3 perka nekilnojamą turtą, įvairių yra situacijų, ne? Tiesiog svarbu klausimas, ar noras yra, taip? Ir antra dalis, jau tiem žmonėms, kurie nori ne tik savo nusipirkti, bet nori ir verslą padaryti, tai yra sėkmingai nusipirkti, sėkmingai išnuomuoti ir dar sėkmingiau parduoti. Taip? Tai visą pristatau 12 žingsnių sistemą, kaip reikia nuo paieškos iki pardavimo, kaip ką reikia daryti, kad nepadarytumėt klaidų. Ne? Nors atvirai klaidų visada padarom kažkur, bet kad tikrai nepadarytumėm tų didelių klaidų, taip? Kurios tikrai labai brangiai kainuoja. Ir irgi rekomenduoju, ta antra dalis yra mokama, bet įsigykit 29 eurai tik tais ir plus jums irgi priklausys šita knyga, mano, taip, kur tikrai irgi galėsit irgi pasiskaityti, pasižiūrėti, kaip sėkmingai investuoti nekilnojamą turtą. Tai ką, gerbiniai, ačiū labai, kad išklausėt, tikiuosi pasimatysim mūsų renginiuose, prasidėjo nauji metai. Tai yra galbūt ta rugsėjo 1 visada kažkaip asocijuojasi su tais naujais metais, gyvenimo metais. Tai va šitoj vietoj tikiuosi, kad jūs nuo rugsėjo 1 susidėsit kažkokius tikslus ir dar mes gal iki naujų metų galim kažką gero nuveikti. Tai ačiū labai, kad išklausėt. Iki pasimatymo, jeigu turit klausimų, visada drąsiai skambinkit, nes kaip sakom, skambutis jums nieko nekainuoja, o klaidos kainuoja 10 000 eurų. Iki.